Labas, Vaiva. Labas. Kaip jauties? Labai gerai. Aš dar Daug jaučiasi jaudulio labai. jauduliukas. Jo. Klausyk, tai išlaikėjai praktinį egzaminą. Taip. Kaip savijot? Esi patenkint? Superinė. Už palaikymą labiausiai dėkingas, už mokymus, nes kaip tik neseniai, kai važiavom, čia aš važiavau egzaminą ir buvo kalba, kad kaip ten kitur, kaip čia, ten kaina ir panašiai. Ir ką gauni, ir aš sakiau, aš niekur tiek negavau realiai, tokio bendruomeniškumo, palaikymo ir žinių, kurios kaip ir panašu, bet čia vis tiek kitaip, daugiau praktikos ir tai yra daug vertingiau ir tie pinigai žiauriai verti buvo. Kiekvienas ten. Klausyk, papasakok truputėlį apie save, ką darai prieš tai ir kur dirbi ir panašiai. Tai aš dirbau kaip grupinių trenerė, bet buvau mokymuose daug visokių mokymų perėjus, esu kaip asmeninė trenerė, kaip sporto mitybos specialistė ir kitose tenais, kur rengia ten Aeromics, o dar visokių kitokių ten yra, ar ne Lietuvoje dalyvavus. Tai tikrai daug esu ką veikus, tarus ir pakankamai patirties, kaip ir sakyčiau, turiu, tai nesu, kad naujokė visai ar ne, ir galiu gal truputį palyginti, kas kur ir kaip, ir sakau, super, tikrai ir bendruomenė, ir visa ta informacija. Ką labiausiai išsinešiai tokį vertingiausią iš čia? Palaikymą gal? Palaikymą. Jo, ne tik, nes žinias sausas visi galės perduoti, sausas ir paprastas. Praktika ne visi ir palaikymą irgi ne visi. O čia ir praktika, ir tų žinių suvokimas, įsisavinimas, ar tu tikrai supratai, ar tu tikrai padarysi tą. Va čia yra didžiausias toksai aukso luitas gal. Gerai, kam rekomenduotum? Visiems. Ta prasme, visiems žmonėm, kurie nori treniruoti kitus žmonės, kurie yra treneriai, ar ne, ir galvoja, aš jau viską žinau, dar kažką. Galbūt nelabai. Tai va, ateikit, pasitobulinkit ir čia bus tikrai faina. Ačiū tau, Vaiva. Ačiū, iki.